Laidos partneris – atminties kortelių lyderis pasaulyje SanDisk. Fotoaparatas.lt. Ko gero geriausias fototechnikos pasirinkimas. Papasakoju, kodėl krepšinis. Kas daugiau Lietuvoje negu ne krepšinis? Pasirinkimo nėra. Neturime kito sporto. O skirtumai yra tarp krepšinio fotografavimo ir kito sporto? Kiekvienas sportas turi savo labai didelę specifiką ir jeigu norite, sakysim, būti jau labai lyderis tos srities, tai tas pats sportas turi būti labai aukštam lygi ir tu turi žinot labai tokias mažytės detalės, kom vienas sportas skiriasi nuo kito sporto, žinai. Tai jeigu, sakysim, nori tą krepšinį gerai paveiksluoti, tai turi gerai išmanyti tą krepšinį ir tas krepšinis turi būti aukštam lygiai taip pat. Reikia ne vien tik tai krepšinį išmanyti, reikia ir tos pačius krepšininkus šiek tiek žinot. Gerai yra žinot komandos derinukus, ką jie reiškia ir panašiai. Kuo daugiau niuansų žinai, tuo yra geriau. Pavyzdžiui, pradedančiajam, kuris tik pradės fotografuoti krepšinį, kuriam patinka šitas žanras, gal tu patartum, kaip elgtis, kad pagauti tokius momentus. Aš tai su studentais daug susiduriu, kurie ten, sakysim, irgi mėgsta paveiksluoti ar dar kažkas tai. Ir jie galvoja, kad jų jau tos nuotraukos yra pakankamai aukšto lygio. Bet su pradedančiaisiais fotografais yra maždaug tai, kad nuotrauka, žinai, yra ten tipo nuotrauka, bet joje nėra emocinio arba kitokios informacijos, kuri būtų labai labai svarbi. Nes kai tu pradedi, tu dažniausiai dirbi tik tai su techniniais visokiais parametrais, kaip tau geriau nufotografuoti, kaip gauti kažkokį geresnį tarpą, bet, sakysim, kai tu būni jaunas ir nepatyręs, tu daugiau dirbi su techniniais tais duomenimis. O paskui, sakysim, kai tu būni jau šiek tiek pažengęs, tai tu galbūt apie tos techninius parametrus jau mažiau jaudinės ir tada galvoji, kaip iš principo padaryti, kad ta nuotrauka būtų žymiai geresnė. O patarimas tai yra tik tais daug dirbti ir tik tais tada tu suprasi, kas yra kas. Gali kažką iš netyčia padaryti, bet tu kitą dieną nieko nepadarysi. Tai techniką pirmiausia reikėtų išmokti valdyti, suprasti objektyvai, linzės, fotoaparatai. Šiaip bendrą fotografiją reikia, sakysim, jeigu tu ten nesupranti, ką ten kad tas mygtukas reiškia, nors galbūt ir aš ne visus tos mygtukus suprantu, ką jie reiškia, bet tiesiog žinau tą rinkinį ir tą kombinaciją, ko man reikia, sakysim, aš gaunu užduotį, ar ne, ir aš žinau, kaip ją tiksliai atlikti, kaip suvaldyti techniką, ne, tai tą techniką reikia mokėti išvaldyti, bet paskui jau kitokie niuansai. Kokį rekomenduotum fotoaparatą naudoti pradedančiajam fotografui? Kokie techniniai parametrai, gal išduosi kokią paslaptį svarbus šitam žanre sporto? Gal fotoaparatų, tai, jeigu aš rinkčiausi, tai rinkčiausi tarp dviejų, ne, jeigu vėl būčiau tam nieko nežinau apie jos, tai greičiausiai rinkčiausi arba Nikoną, arba Canon. Vienas iš tų dviejų ir veidrodinį, ne, žinom. Iš pradžių galbūt nekreipčiau dėmesio į koks kūnelis yra ir daugiau dėmesio kreipčiau į objektyvus. Galbūt užtektų pradžiai vieno ar dviejų ir, sakysim, bandyti kažką tai suprast, kas yra iš viso ta sporto fotografija. O svarbu fotoaparato greitis? Galbūt, sakysim, jautrumas šiek tiek yra svarbesnis, kai kokiose prastesnėse arenose dirbi, kur būna prastas apšvietimas. Tai bet, sakysim, dabartiniai standartiniai tie fotoaparatai, netgi labai standartiniai, jų techninių parametrų jau užtenka ir jos reikia pamiršti. Linzes reikėtų pirkti brangias ir greitas, ar užtenka pradedančiajam pigesnių, vadinamą atitikmenų? Mano atveju, kai aš rinkausi, sakysim, toj pačioj pradžioje, tai aš stengiausi labai daug nesimėtyti, nusipirkti kažkokios vienos klasės ir vieno tipo geriausią objektyvą, tiesiog, nes objektyvai iš tikrųjų fotografai yra pats svarbiausias dalykas. Tu nusipirki vieną objektyvą ir tu, jeigu jos tą techniką prižiūri, tau užteks dirbti ten kokius 4-5 metus, gal net ir daugiau. Tai manau, kad švaistyti pinigus ant ten skirtingų objektyvų, nereikėtų. Geriau pataupyti truputėlį, nusipirki vieną šiek tiek geresnį ir taip ir geresnis vaizdas gaunamas ir ekonominių atžvilgių, tu ne taip išvaistai pinigus. Pagrindinis krepšinio objektyvas, krepšinio fotografuoti reikėtų
70-200. O diafragma, manau, kad 2,8 aišku geriau, bet galima ir 4. Man fotografija yra ne technikos suvaldymo klausimas, o bendravimo klausimas, nes fotografas visą laiką turi, dirbti su skirtingai žmonėm ir tu turi išmokti, išpešti kažkokią atitinkamą emociją. Tai fotografija yra, emocijų fiksavimas. Papasakok, kokie tavo linksmiausi įvykiai krepšinio fotografavimo metu yra buvę? Gal užkadrinis kažkoks tai veiksmas? Visą laiką užkadrinis veiksmas yra įdomesnis arba gal negu tas, kur kadrinis. Nes kaip kadrinis, tai tu sėdi ir dirbi, stengiasi susikoncentruoti, nejudėti, mąstyti ir panašiai. Jeigu kalbant, aš labiausiai prisimenu iš tų paskutinių įvykių, tai yra, kai mūsų jauniai laimėjo pasaulio čempionate auksą, kai, sakysim, Latvijos apsauginiai nelabai norėjo mane įsileisti komandos rūbinę, nors ir treneriai leido man įeiti vidų. Ir apsauginis sako, ne, negali įeiti. Ir greitai mane pačiupo kažkoks krepšininkas ir įsinešė į vidų per apsauginį ir tada apsauginis jau nieko negalėjo padaryti. Po čempionato, nežinau, ten žiūri tų nuotraukų, galvoja, kad ten turi milijoną, kaip ten jos geros ar dar kas nors, bet tos įneštos nuotraukos jos yra, žymiai įdomesnės ir mielesnės ir netgi, sakysim, kai kurių net nerodžiau dar nekam dėl įvairių priežasčių, kad, kažkada parodysiu šiek tiek vėliau ir jos, manau, bus žymiai įdomesnės negu geros veiksmo nuotraukos. Ar turi tu tą nuotrauką, kurią galėtum visiems rodyti ir sakyti, va, čia ta nuotrauka, kuri man jau kaip krepšinio fotografai irgi kažką reiškia? Jau turiu. Praeitų metų Eurolygos nuotraukų iš finalinio ketvirto, kur Barcelono žaidėją Pit Maiką fotografavau ceremonijos metu, kai apdovanojimo krepšininkus, jisai ten užsilieja šampaną ir ten staugia į kamerą ir džiaugiasi savo iškovotų titulų. Tai ten ta nuotrauka yra tikrai išskirtinė.